Labą dieną visiems. Šiandien mūsų tema bus tokia, kurią pradėdama turiu pasakyti pagaliau. Pagaliau tokie veikėjai kaip Tatjana Ždanoka, kuriuos mes visi čia puikiai žinojom, papuolė į visų praktiškai ES valstybių laikraščių žiniasklaidos puslapius. Tačiau Lietuvoje irgi sukėlė, aišku, nemažai dėmesio ir mes čia abu pasisakėm, parlamente buvo debatai, priimta rezoliucija pavadinimu Russia Gate, Rusijos skandalas, kaip čia galima išversti. Ir mes šiandien norėtumėm pakalbėti plačiau, ne tik tai per tą Ždanokos atvejį. Labai jaučiasi skirtumas tarp tokių kaip mes, Baltijos valstybių atstovų čia, kuriam niekam nebuvo paslaptis Ždanoka, kas yra ir ką jinai veikia, pamena turbūt Lietuvoje, su Paleckiu dabar įkalintu Algirdu, rengė visokias konferencijas pagal Kremliaus naratyvus, gynė jį įkalintą jau kalėjime ir ne tik jinai viena. Bet tiem, kurie jos nelabai matė, nelabai pažinojo čia, ir tai yra dauguma Europos parlamentarų ir šiaip iš žiniasklaidos vakarų dėmesio, galiu pasakyti, kad jiem tai tokia naujiena lyg ir buvo. Ir todėl mes nutarėm šiandien pakalbėti plačiau. Ždanokos atvejais jūs turbūt žinot, girdėjot, tarptautinė grupė žurnalistų ir The Insider, toks leidinys yra, ištyrė, gavo informacijos apie jau konkrečius Ždanoka ryšius su Rusijos spectarnybomis, spectarnybų veikėjais. Ir dabar atliekamas tyrimas Europos parlamente. Tačiau mums visą laiką kyla klausimas, o kaip apskritai išvalyti Europos Sąjungą ir ne tik demokratinės šalis nuo tos įtakos, nuo tų tinklų, kurie buvo užmegzti Rusijos jau daug anksčiau, dar aišku iki 22 metų. Dabar, sakyčiau, netgi yra geresnė situacija ta prasme, kad visi jau supranta, kas yra Putinas ir rimtai žiūri į tokius straipsnius ir į tokius iškeltus klausimus. Tačiau tuo pačiu, iš tos pačios serijos šiandien, nors tu gal ginčysies, tai, ką dabar šiomis dienomis padarė jau iš Jungtinių Amerikos atvykęs vienas žurnalistas, garsus, Trumpo aplinkos žmogus, paėmė interviu iš Putino. Aš kalbu apie Tucker, kaip jo pavardė, Tucker Carlson. Ir tai, aš manau, šitas dalykas, mūsų kova čia su visokiam Ždanokom gali būti apsunkinta dėl to, kad jau dabar matau ir Lietuvoje visokie žemaitaičiai pradeda rašyti, kad žiūrėkit, jūs čia vadinat mus visokiais Rusijos atstovais, o vat Amerikoje laisvė, žiniasklaidos laisvė ir panašiai. Tai kur tos ribos? Kur ta demokratija baigėsi, tiksliau nesibaigia, bet kaip apginti demokratiją šiuo atveju, nes Ždanokos atvejais ir kiti parodė, kad ta demokratija yra atvirumas, jis yra labai, gali būti panaudotas netgi kaip įrankis prieš pačią demokratiją. Ir dabar kalbam apie žodžio laisvę ir Ždanoka čia kalbėdama aiškino, kad jinai čia yra agentė, bet taikos agentė ir panašiai ir panašiai. Tai, Andriau, tavo įžvalgos tais visais klausimais. Ir kuo čia baigsis viskas? Na, tai čia tų įžvalgų turbūt daug ir nepasakysi. Aš tik tai taip nustebęs, negirdėjau čia žemaitaičio tokio pasisakymą, bet aš suprantu, kad jis norėtų būti Ždanok... Ne, Tuckerio, jis apie Tuckerį. Jis apie Tuckerį norėjo. Bet tai, vienas dalykas, ką štai šitą Ždanok istoriją parodo, nes šiaip jau pati Ždanok istorija čia tikrai mūsų nenustebino, bet svarstymuose iš tikrųjų pasimato žymiai platesnis vaizdas, į kurį patenka ir Ždanok, ir Tuckeris, ir nežinau ten... Katalonija, Prancūzija, Italija ir taip toliau. Tai čia žemaitaitis, jeigu bando surasti savo vietą šitoj kompanijoje, tai ta kompanija yra labai aiški Kremliaus agentų kompanija. Čia kaip siūlo galas buvo Ždanoka. Tai tos atskiros epizodai kažkur buvo mums girdimi irgi. Čia vėlgi nieko turbūt naujo, kad Katalonijos separatistai, sakysim, ten artimai bendravo su Kremliaus įvairiais atstovais ir buvo nuvykę. Le Pen partija gavo ten paskolas iš Kremliaus. Dabar pasirodo vėl to paties insiderio istorija apie Italijos partijas ir valdančias partijas, Lega ir Salvini ir taip toliau. Tai štai tas vaizdas, jisai
iš tiesų pats savaime, kaip ir sakau, lyg ir nieko naujo, bet kai tu pamatai tą bendrą vaizdą, tai iš tiesų tu turi padaryti labai logišką išvadą. Kad šitas Rusogate ar Kremliaus gate, reiškia, istorija, prasidėjusi nuo Ždanok tokio istorijos, taip sakant, va čia, kadangi tai yra, turbūt pirmą kartą matom tokią informaciją apie Europos parlamento narę. Apie įvairias kitas partijas, apie įvairius kitus Europos lyderius, ar Katalonijos, ar kitus, tai kažkaip esam girdėję ir anksčiau. Bet čia konkrečiai Europos parlamento narė, dirbanti ten su FSB agentais ir taip toliau, tai štai iš to kaip tu sakai, už to siūlo patraukus, taiga paaiškėja žymiai daugiau visas vaizdas, ir kuris rodo, kad Rusijos ar Kremliaus bandymai įtakoti Europos demokratinį gyvenimą, išnaudojant tos pačius demokratinius instrumentus, jis yra unikalus ir išskirtinis. Ir skiriasi nuo to, ką mes čia esam matę ten kažkurių kitų šalių, čia bandymus įtakoti, ten Kataras čia norėjo kokių tai rezoliucijų, kad ten kyšius davė, kad ten jų žmogaus teisės čia nematytų problemų ar ten pozityviai vertintų. Tai visi tie atskiri atvejai kitų šalių, jie, mano manimu, yra nepalyginami su ta grėsme, kurią kelia Rusijos bandymai plačiai atakuoti ir įtakoti visus demokratinius procesus įvairiose ES valstybėse ir tą daryti pakankamai sėkmingai ir matom visą gausą tų atskirų atvejų. Ir tai verčia iš tikrųjų žiūrėti su žymiai didesniu susirūpinimu ir ieškoti sisteminių atsakymų. Tai čia neužtenka vien tik tai pasakyti, vaje, Ždanoką čia mums labai pasmerkti čia. Tai tą reikia daryti, bet reikia ieškoti sisteminių atsakymų, kaip su tokiais iššūkiais bendrai mūsų visos ES demokratinės sistemos veikimui toliau tvarkytis. Tai ką parodo štai šita istorija, kad vienas iš svarbiausių, nes ką galim pasakyti labai paprastai ir aiškiai, tai dėja kokios nors institucinės, valstybių institucijos, ten saugumai, ten dar kokie nors STT tipo antikorupcinės institucijos, jos šitų dalykų iki šiol nesugebėjo sustabdyti. Jom neduota įrankių ir čia yra vėlgi labai plona riba, kur čia yra vidaus politikos kitokios nuomonės, o kur čia yra jau išorės, jeigu neturi faktų, kur čia yra išorės konkretus įsikišimas. Bet ką aš norėjau čia pabaigti, tai kai nėra tų valstybinių institucijų, tai kas iš tikrųjų, ką matom, kas efektyviai veikia, tai ta pati tyriamoji žiniasklaida, žurnalistika. Čia galima turbūt pastebėti, kad insideris, jeigu aš gerai atsimenu, čia aišku reiktų pasitikrinti, bet dabar taip ekspromtu, bandau prisiminti, kad man atrodo, jog tai yra steigėjai šitos, taip sakant, priemonės, yra kai kurie rusų opozicijos lyderiai. Tai čia vėlgi yra, galima ir pasimokyti. Ir pasakymas tiem, kad visi rusai vienodi, jisai negalioja. Irgi negalioja. Tai štai, aš čia taip pasiūliau irgi ekspromtu, kad vienas dalykas, kas būtų galbūt naudinga, nes jau čia mes šiek tiek palėtėm tą institucijų įvairių galimybės tirti, tai čia gal sunkiau iš karto pamatyti, ką čia būtų galima padaryti, bet padėti demokratijai ES gintis nuo tokių bandymų įtakoti ir aš vadinčiau išpolių, tai gali padėti galbūt pati demokratija. Tai mano čia toks buvo ekspromtinis pasiūlymas, nežinau, ar tą pavyks padaryti, bet aš siūliau, kad Europos parlamentas surinktų iš įvairių šalių tyriamosios žiniasklaidos padarytus pagrindinius tyrimus, po vieną kitą straipsnį, sudėtumėm į vieną reiškia, knygą. Vadovėlį parašyti. Galėtume tą knygą pavadinti Europos gėdos knyga. Ir jeigu tai pavyktų padaryti dar prieš rinkimus, kad tie rinkėjai, kuriem tai rūpi, kad jie pamatytų ne tik tai tos atskirus ten savo šalies atvejus, ten mes matom Ždanok, bet kad galėtumėm pamatyti visą tą Kremliaus įtakų paveikslą. Ir aš tikiu, kad tai galbūt, daliai rinkėjų iš tikrųjų padėtų suprasti,
ko negalima rinkti į Europos parlamentą ar į kitus nacionalinius parlamentus. Tai va būtent, tai aš ir noriu dabar jau tą mūsų trumpą šį kartą, tikiuosi, pasikalbėjimą apibendrinti, kaip tik tai orientuodamasi į artėjančius rinkimus. Lietuvoje 3 rinkimai, Rumunijoje, pavyzdžiui, net 4, visame pasaulyje apie 80 įvairių rinkimų vyks. Jau nekalbu apie labai visus dominančius rinkimus Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir čia ne vien tik tai ES, jau užsiminiau klausimas, tai kas dabar vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose, tai man primena iš tikrųjų Rusijos tokį užvaldymą Amerikos politikos arba bent jau kišimas ir gebėjimą emocijas skaitinti per galbūt nebūtinai tiesioginius agentus, bet tiesiog tuos, kurie apakę yra nuo tos vidinės kovos. Bet aišku, Rusijos po Takerio Karlsono vizito ir interviu į Rusiją man akivaizdu, kad tai nėra taip nekaltas dalykas, tik tai kita nuomonė, kurią turi Trumpas. Bet dabar rinkimai ir Europos parlamento tie patys rinkimai. Mes čia labai jau diskutuojam, koks bus kitas ir spėlioja, ir žiniasklaida rašo tarptautinė, kaipgi atrodys būsimas parlamentas, Europos parlamentas. Tai kol kas prognozės yra tokios, kad jis labiau suksis į dešinę ir gali būti, kad mūsų kaip tik tai politinė jėga, Europos liaudės partija, gali būti tokia pačia stipriausia stabdanti tą kraštutinės dešinės įsigalėjimą ir gebanti išvairuoti būtent apsisaugant nuo tų visų rusiškų įtakų. Bet Prancūzijai pirmauja Le Pen pagal apklausas, Vokietijai, alternatyva Vokietijai, kurios ryšiai su Rusija dabar labai nagrinėjami pačioj Vokietijai, kadangi yra vienas jau rusišką pavardę, rusas, pagautas arba apie jį rašoma panašiai kaip Ždanoka ryšiai su Rusijos spectarnybom, kuris yra vieno iš AfD parlamentarų padėjėjas. Tai beje, girdėjau, kad vien šitas skandalas, vien aprašymai spaudoj, AfD reitingus numušė 3%. Tai vadinasi, ką aš noriu pasakyti, vienintelį ginklą, kurį mes turim bent jau likusi kitų rinkimų čia keletą mėnesių, tai yra viešumas. Tai yra viešumas, tai yra viešinimas, ką daro ir mūsų žiniasklaida. Ir tas karas bus tik aktyvės. Nes Rusija, aš matau, Kremlius yra atsigavęs. Ir čia šitie jų proksiai arba jų atstovai, mes jaučiam iš pasisakymų Europos parlamente, jie yra atsigavę, jie gali pradėti veikti ir žmonių nuomonę, tuo nuovargio aišku neišvengiamai dėl karo bus, ir bandyti dėkti tą kitokią alternatyvinę nuomonę apie tai, kad reikia karą sustabdyti tam, kad ten Ukraina atiduotų dalį savo žemių ir kad Putinas galėtų atsigauti. Tai va šitie dalykai, šitos dalykus mes matysim. Čia nėra tik tai vienos Ždanokos kažkoks tai, bet tuo labiau, kad tai yra ne tik tai politinių platformų problema. Tai yra ir verslas, tai yra ir kultūrininkų, per kultūrininkus daroma įtaka. Beje, dabar kalbėjausi su vienu, nesakysiu dar iš kokios šalies, nes prašė išlaikyti paslaptį, bet tolimesnės nuo mūsų ES šalies žurnalistų, kuris tyria Rusijos įtakas per terorizmą, per teroristinius tinklus, per nusikaltėlių tinklus. Per nusikaltėlių tinklus yra veikiama, jau nekalbu apie internetinę žiniasklaidą. Tai aš tik tai mūsų tikslas šiandien abiejų turbūt buvo tą temą kelti Lietuvoje. Žmonės, tie, kurie mūsų klauso, irgi, kad jie suklustų, kad suprastų. Ir taip pat noriu tiesiai kreiptis į Valstybės saugumo departamentą. Aš noriu tikėtis, kad daugiau tokių pranešimų, kad Lietuva yra vienintelė valstybė Europoje, kur Rusija nesikiša į parlamento arba kitokius rinkimus, daugiau nebebus. O jeigu bus, tai jau žinot, būtų labai gėda už tokius pasisakymus. Tai aš čia iš tikrųjų pritardamas tą, kad tu čia įvardinai dėl Europos ir dėl viešumo, ką jau čia sakiau, kad būtų gerai išleisti tokią knygą, kad visi pamatytumėm, kas čia vyksta ir kur Rusijos tos rankos ir čiuptuvai, ką jie čia visur pasiekė. Na, tik tai dar papildomai galbūt iš tikrųjų verta pamatyti dabartinę situaciją ir už Atlanto, kur, na, iš tikrųjų Rusijos pergalė, taip sakant, tą hibridinė pergalė gali būti pasiekta anksčiau negu net Trumpo. Ir tai turės įtaką mums taip pat. Ir tai visiems turės įtaką, nes jeigu kongresas, o dabar atrodo visiškai susipainiota, reiškia, jeigu kongresas nepatvirtina paramos paketo Ukrainai, tai čia
klausimas bus ne tik apie paramą Ukrainai, kur galbūt Europa tokiu atveju turės be abejo ieškoti, kaip užpildyti tą spragą, bet to pasiekmes bus iš esmės, nežinau kieno rankom, kiek čia Rusija prie to prisidėjo ir taip toliau, bet tai bus globalios Jungtinių Amerikos valstijų globalios lyderystės, labai stiprus sumenkinimas. Ko reikia Kremliui? Ko reikia Kremliui, nes tai lies ir Amerikos tada karinį dalyvavimą čia rūpinantis Europos saugumu. Tai lies ir Kinijos mąstymą, kad vakarai tokie silpni, kad jie gali čia tą Taivaną taip pat pasimti. Mes esam iš tikrųjų ant labai rimtų permainų ribos. Tai čia tikrai turim tą galvoti labai atvirai, turim galvoti, ką turim daryti tiek čia Europos parlamente, tiek Lietuvoje. Kaip tik, čia kaip mūsų rodys jau video, tai penktadienį mes darom didelę konferenciją kartu čia Europos parlamentarai, Rasa, aš, Petras Auštrevičius, Juozas Olekas, kartu su įvairiom visuomeniniam Lietuvos organizacijom darom pirmą tokią nacionalinę konferenciją Lietuva Ukrainai, kur kalbėsim apie mūsų paramą Ukrainai ir ką tikrai esam nemažai padarę, bet matom ir didžiulius iššūkius, ypač tai šitame visame fone, kai Rusija bando tą paramą visam pasauliu labai reikšmingai mažinti. Tai mes čia kalbam paskutinis mūsų video prieš vasario 16. Kitą savaitę nepavyks mums jo įrašyti, tai tuo pačiu labai tinkama tema vasario 16 išvakarėse, kadangi visos mūsų kovos dėl nepriklausomybės buvo tokios pat, ties tokiom pat ribom, ant kokios ribos esam visi dabar. Tai visus vis tiek su artėjančiam šventėm ir viskas bus gerai, bet savaime niekas nepasidarys, turim labai daug padaryti. Lengvas kelias ne mūsų kelias, bet būsim stiprus.